Įsivaizduok žmogų, kuris savo namuose turėjo tiek grinųjų, kad juos matavo neskaičiuodamas banknotus, o kambariais. Jis pats tai vėliau prisipažino interviu. Taip pat jis turėjo 2 lietuviškus pasus. Sergejus Mavrodis nebuvo panašus į milijardierių ar kriminalinį genijų. Jis nešiojo pigius, apsmukusius treningus, storų rėmų akinius ir atrodė kaip keistas biologijos mokytojas. Tačiau šis žmogus sukonstravo baisiausią visų laikų finansinę bombą, kuris sprogo tiesiai į veidą milijonams žmonių. Kai kurie skaičiavimai kalba, kad tai buvo apie 5-10 milijonų žmonių nukentėjusių. Tai istorija apie MMM schemą, kuri ne tik pavogė milijardus, bet ir paliko tūkstančius sugriautų gyvenimų, o jos pėdsakai liko dar iki šių dienų. Sveiki visi, čia Įdomu žinoti kanalas. Jeigu nori dar daugiau panašių tokių istorijų, spausk prenumeruoti mygtuką. Šiandien nersime į tamsiausius 90-ųjų kapitalizmo užkulisius. Po Sovietų Sąjungos griūties milijonai žmonių buvo visiškai pasimetę. Jie nežinojo, kas yra akcijos, bet jie bet kokiais būdais norėjo išgyventi. Į šią tuštumą žengė Sergejus Mavrodis. Jis žadėjo neįtikėtinas grąžas, šimtus, o kai kuriais skaičiavimais net 1000% per metus. Šiame video sužinosi, kaip paprastas programuotojas sugebėjo įtikinti visą šalį atiduoti jiems savo paskutinės santaupas. Mes praeisime visą kelią nuo nemokamo metro bilieto visiems maskviečiams iki Mavrodžio bandymo tapti politiku vien tam, kad išvengtų kalėjimo. Ir svarbiausia, pamatysite, kaip ši schema žlugusi Rusijoje vėliau persikėlė į Afriką ir Aziją. Žiūrėkite iki galo, nes Mavrodžio šaltakraujiškumas pabaigoje jūs sukrės. Kaip įmanoma apgauti ištisą tautą vienu metu? Atsakymas slypi visiškame chaose. 90 metais Rusijoje rublis nuvertėjo kas valandą. Žmonių gyvenimo santaupos, kurias jie kaupė dešimtmečius, tirpo akyse. Valstybė nebeturėjo jokių saugiklių, o naujasis kapitalizmas atrodė kaip laukiniai vakarai be taisyklių. Mavrodis suprato genialų psichologinį triuką. Žmonės nepasitikė elitu, bet jie pasitikė savu. Jis nevilkėjo brangių kostiumų, jis kalbėjo paprastai, lyg būtų vienas iš jų. Jis pristatė MMM ne kaip sudėtinga investicija, o kaip pagalbos fondą. Tai buvo tobulas nuodas. Viltis tiems, kurie nebeturėjo nieko. Bet ši viltis buvo pagrįsta gryna matematika, kad bet kuri piramidė anksčiau ar vėliau privalo sugriūti. Klausimas buvo tik vienas, kas spės pabėgti su pinigais, o kas liks prie tuščios sąskaitos. Reklamos gale ir Lionė Golubkovas. Mavrodis puikiai suprato, kad sausa statistika nieko neįtikins. Todėl jis investavo šimtus milijonų rublių į tai, ką Rusijos televizija matė pirmą kartą – agresyvę ir psichologiškai apskaičiuotą reklamos kampaniją. Tai nebuvo nuobodžios finansinės lentelės ar rimti vyrai kostiumais, aiškinantis apie palūkanas. Mavrodis sukūrė tikrą televizinį serialą, kurio pagrindinis herojus buvo Lionė Golubkovas. Paprastas žmogus iš liaudies, nešiojantis pigę striukę ir kalbantis su žiūrovais jų kalba. Kiekviena reklama buvo nauja serija. Štai pirmojoje Lionė nedrąsiai nusiperka pirmasias MMM akcijas. Antrojoje serijoje, praėjus porai savaičių, jis jau džiaugiasi, skaičiuoja pelną ir dovanoja žmonai kailinius. Trečioje, jis jau perka naują automobilį, o vėliau ir namą. Žmonės prie televizorių prilipę stebėjo Lionės sėkmę kaip tikrą peleniaus istoriją. Jis nebuvo kažkoks tolimas oligarchas, jis buvo kaimynas, brolis, bendradarbis. Žmonės masiškai tapatino save su šiuo personažu, galvodami, jei pavyko jam, vyrukui, kuris neturi jokio finansinio išsilavinimo, kodėl turėtų nepavykti man? Lionė Golubkovas tapo nacionaliniu herojumi, o jo frazė "aš ne partneris, aš investuotojas" skambėjo kiekvienoje virtuvėje. Tačiau už šios ekrano pasakos slypėjo šiurpi realybė. Reklamos sukeltas godumas pasiekė tokį lygį, kad MMM akcijų vertė pradėjo kilti ne dienomis, o valandomis. Per neįtikėtinai trumpą laiką vienos akcijos kaina nuo pradinių 1600 rublių šoktelėjo iki 100 000 rublių. Tai buvo ekonominis absurdas, bet niekas nenorėjo sustoti. Visoje Rusijoje vaizdas priminė masinę psichozę. Prie MMM punktų tūkstantinės minios žmonių poromis stovėjo eilėse, naktimis kūreno laužus ir sudarinėjo sąrašus,
kad tik spėtų atiduoti paskutinės santaupas. Žmonės nešė pinigus maišais, o darbuotojai nebespėjo jų skaičiuoti. Mavrodis sukūrė tobulą ciklą. Kuo daugiau žmonių nešė pinigus, tuo labiau kilo akcijų kaina, o kuo labiau kilo kaina, tuo daugiau naujų aukų veržėsi pro duris, bijodami praleisti savo šansą tapti turtingais. Įsivaizduok, kad per pirmus kelis mėnesius turėsiu 100 000 žmonių. Gerai, gal tik 10 000, nes pradžioje visi bijo žodžio piramidė. Per 1 metus man reikia tik vieno dalyko, kad sistema išaugtų 10 kartų. Tu galvoji, kad per metus aš neturėsiu 100 000 žmonių? Žinoma, kad surinksiu. Kiekvienas skeptikas tai žino. Kitais metais tai bus milijonas. Tai buvo didžiausia kolektyvinė saviapgaulė istorijoje, kurioje reklaminis personažas tapo tikresnis už pačią ekonominę logiką. Kambariai pilni grynųjų. Visa imperija laikėsi ant vieno vienintelio pamato – klasikinės, vadinamosios Ponzi schemos, kurią Mavrodis ištobulino iki mažiausių detalių. Principas buvo labai primityvus, bet veikiantis. Ankstesniesiems investuotojams žadėtas pelnas buvo mokamas ne iš kokios realios gamybos ar investicijų, o tiesiog iš tų pinigų, kuriuos atnešdavo vėliau iššokę nauji nariai. Kadangi Rusijoje tuo metu vyravo informacinis badas ar ekonominis neraštingumas, norinčių tapti milijonieriais skaičius augo eksponentiškai. Milijonai žmonių kasdien nešė savo santaupas į Mavrodžio punktus, todėl pinigų srautas tapo toks milžiniškas ir nekontroliuojamas, kad jo nebuvo įmanoma suvaldyti jokiais to metų finansiniais instrumentais. Pats Mavrodis vėliau savo prisiminimuose aprašė vaizdus, kurie skamba kaip iš Holivudo filmų. Jis pasakojo, kad banknotų kiekis buvo toks neadekvatus, jog jokia buhalterinė apskaita nebeegzistavo. Pinigų skaičiavimo mašinos tiesiog perdeginėdavo, nes dirbo be sustojimo 24 valandas per parą. Todėl darbuotojai galiausiai nustojo skaičiuoti sumas, jie tiesiog krovė grynųjų krūvas į tuščius kambarius, o turtą matavo ne rubliais, o kambariais. Šiame kambaryje turime 3 tonas pinigų, o tame 5. Tokia buvo kasdienybė. Kai Rusijos centrinis bankas pradėjo riboti veiklą, Mavrodis atsakė labai įdomių ėjimų. Jis išleido savo bilietus. Ant jų puikavosi paties Mavrodžio portretas, o išvaizdoje priminė tikrus valstybinius pinigus ir čia įvyko neįtikėtinas lūžis. Žmonės šiais spalvotais popierėliais pasitikėjo labiau nei oficialių Rusijos rublių. Bilietai pradėjo cirkuliuoti kaip savotiškas pseudo-vertybinis popierius. Žmonės juos pirko, pardavinėjo ir tikėjo jais taip stipriai, kad kartais jie atrodė patikimesni už patį rublį. Tai buvo finansinė svajonė, kuri negailestingai judėjo link neišvengiamos prarajos, nes matematiškai naujų žmonių srautas anksčiau ar vėliau turėjo išsekti. Griūtis ir mirtis. 1994 vasarą viskas baigėsi. Rusijos valdžia, supratusi grėsmę, apkaltino Mavrodį mokesčių slėpimu. Kai policija šturmavo būstinę, kilo masinė panika. Akcijų vertė per naktį nukrito 100 kartų. Tai buvo tragedija. Žiniasklaidoje ir vėlesniuose pasakojimuose buvo minima 10 savižudybių siejamų su griūtimi. Tačiau tikslų skaičių patikrinti sunku. Žmonės grasino susideginti viešai, o Mavrodis į tai reagavo lediniu šaltumu. Jie patys kalti, jie žinojo, ką daro. Nulis gailesčio. Imunitetas ir bėgimas į pasaulį. Kai 1994 metais teisėsauga galiausiai užspaudė Mavrodį į kampą ir jis atsidūrė už grotų, visi manė, kad istorijos pabaiga. Tačiau jie jo neįvertino. Sėdėdamas tardymo izoliatoriuje, Mavrodis sugalvojo ėjimą, kuris šokiravo net visko mačiusius teisininkus. Jis nusprendė kandidatuoti į Rusijos valstybės dūmą. Valstybės dūma – tai Rusijos parlamento dalis, paprastai tariant, panašiai Lietuvos Seimą. Ir kad ir kaip tai neįtikėtinai skambėtų, jis laimėjo. Kodėl žmonės balsavo už vyrą, kuris ką tik pavogė santaupas? Mavrodis sužaidė meistrišką psichologinį žaidimą. Jis įtikino rinkėjus, kad tik būdamas valdžioje, jis galės priversti valstybę grąžinti žmonėms pinigus. Tačiau tiesa buvo kur kas tamsesnė. Jam nerūpėjo nei rinkėjai, nei politika. Pagal tuometinius įstatymus, parlamentaro mandatas suteikė jam teisinį neliečiamumą, o tai reiškia,
kad visos baudžiamosios bylos privalėjo būti sustabdytos. Tapęs deputatu, jis per visus metus nė karto nepasirodė parlamento posėdžiuose ir neperskaitė nė vieno pranešimo. Jam rūpėjo tik viena – neliečiamybė, leidusi jam toliau tyčiotis iš sistemos. Galiausiai po ilgo slapstymosi daugelis tikėjosi, kad Mavrodis dings iš viešumos, bet apgavystės buvo jo kraujyje. 2011 metais jis paleido MMM 2011, o vėliau nusprendė užkariauti pasaulį. Jis suprato, kad internetas neturi sienų, todėl savo tinklus užmetė Nigerijoje, Kinijoje, Pietų Afrikoje ir Zimbabvėje. Ypač dramatiška situacija susiklostė Nigerijoje. Naudodamas beveik tą pačią sistemą, Mavrodis išnaudojo ekonominę šalies krizę. 2017 metais Nigerijoje MMM tapo tokia populiari, kad pagal kai kuriuos lankomumo reitingus jo svetainė buvo tarp lankomiausių šalyje ir net buvo lyginama su Facebook populiarumu. Mavrodis įrodė, kad žmogaus godumas ir neviltis yra universalūs, nesvarbu ar tai būtų 90-ųjų Maskva ar 2017-ųjų Lagosas, jis nekeitė savo schemos, jis tik keitė aukas, apgaudinėdamas žmonės su lediniu ramumu tol, kol jo širdis galutinai sustojo. Įdomus faktai. Ar žinojai, kad Mavrodžio reklaminis veidas ir jo žinutės buvo taip giliai įaugusios į televiziją, kad kai kuriems žmonėms jis atrodė beveik kaip politinė figūra, o ne verslininkas. Tai parodo, kokią galią jis turėjo. Lietuviškas Mavrodžio pėdsakas. Bet yra viena detalė, apie kurią Lietuvoje beveik niekas nekalba. Kai atrodė, kad Mavrodis jau buvo prispaustas prie sienos, istorijoje atsirado netikėtas lietuviškas pėdsakas. 2012 metais spaudoje pasirodė informacija, kad skandalingasis MMM įkūrėjas galėjo ruoštis bėgti iš Rusijos. Ir ne šiaip bėgti, o su 2 Lietuvos piliečio pasais. Taip, jūs išgirdote teisingai, ne vienu, o 2. Yra teigiama, kad Mavrodis ketino sprukti iš Rusijos kartu su pinigais ir klientų duomenimis. Buvo teigiama, kad apie jo planą sužinota iš susirašinėjimo su užsienio ambasadų darbuotojais, o internete pasirodė ir paso kopijos. Ir čia istorija tampa beveik absurdiška. Pirmame pase Mavrodis, kaip teigiama, buvo pasirinkęs vardą ir pavardę Glebas Viktoras, bet antrasis pasas buvo dar keistesnis. Jame jis tapo Aleksandru Milka Mamovičiumi. Milka Mamovičiumi. Kodėl tokia pavardė? 15 min portalas tuo metu rašė, kad galime tik spėlioti. Galbūt todėl, kad joje yra 3 raidės M. Net slapstydamasis, Mavrodis tarsi negalėjo paleisti savo simbolio MMM. Ir pagalvokite, kokio lygio tai buvo žmogus. Jis ne tik kūrė finansinės piramidės, jis keitė tapatybės, bendravo su užsienio ambasadomis, galimai ruošėsi išnešti klientų duomenis ir pinigus, ir tam naudojo dokumentus, kurie vedė tiesiai į Lietuvą. Ironiška, bet žmogus, per kurio rankas perėjo milžiniški pinigų srautai, mirė ne kaip imperatorius, o kaip vienišas ir prieštaringas žmogus, kurio palikimas buvo ne turtai, o sugriauti gyvenimai. Sergejaus Mavrodžio palikimas yra tūkstančiai sugriautų šeimų ir prarastas pasitikėjimas finansų sistemomis. Mavrodis save vadino revoliucijos žmogumi, kuris norėjo sugriauti nesąžiningą pasaulio tvarką, bet realybėje jis buvo tiesiog genialus manipuliatorius, išnaudojęs žmonių neviltį. Jo istorija yra amžinas priminimas. Kai pažadai skamba per gerai, kad būtų tiesa, tai beveik visada yra melas. Piramidės niekur nedingo, jos tik persikėlė į internetą ir kriptovaliutų pasaulį. Ar tavo šeimoje kas nors nukentėjo nuo MMM laikų schemos? O gal matai panašių metodų šiais laikais? Parašyk savo istoriją komentaruose. Jei šis video buvo įdomus, paspausk like ir užprenumeruok kanalą. Čia mes narpliojam istorijas, apie kurias kiti tyli. Iki kito karto.